Sveiki žiūrovai, ir vėl atlėkiau į šeštadienio turgų, šį kartą su šeimyna. Jau pilna mašinų, daug atvažiavusių. Mes irgi ieškome, kur mašiną pastatyti ir skubėsime užsiimti vietą eilėje ir lauksim atidarimo. Ir vėl pilnas turgus, daug žmonių, daug pardavėjų. Čia pamačiau keletą batų buvo apžiūrėjęs, kortelės ant stalo gulėjo. Pardavėjas norėjo po svarą. Dar pamačiau kolonėlę Maršal 30 svariukų. Jos gana brangios, 80, 120. Dar aptikau MacBook Air kompiuterį. Buvo lipdukas užklijuotas, tikėjausi, kad kaina, bet pasirodo, ten buvo pasvordas. Truputėlį aptrintas, čia akumuliatorius pakrovėjas. Dar aptikau senų žaidimų, apžiūrėjau, ieškojau savo kažko į kolekciją. Bet nieko neradau. Pamačiau Xbox 360 laidą. Pardavėjas norėjo 3 svarų. Tai sugalvojau nusipirkti. Pamaniau, kad bus vertas. Bent 10-12 svarų. Kodėlgi ne. Dar apžiūrėjau, ką jis turi daugiau. Buvo monitorius, bet įskylęs korpusas. Dar čia aptikau į žaidimą. Bet nieko brangaus. Aptikau dar pardavėją su daugybė plokštelių. Apžiūrėjau. Nufilmavau, grįžęs namuose patikrinau kainas. Čia dar ant kito stalo buvo krovelė. Brangesnės parodau. Šiaip domiuosi, žiūriu, nes pasitaiko jų vis dažniau ir dažniau. Norisi žinot, kurios brangesnės. Ateityje reikės nusipirkti. Kai jau išmoksiu. Toliau, čia pardavėjas turėjo magelį, bet šalia žmonės jau klausinėjo apie jį, norėjo už jį 10 svarų. Čia įdomu, pamačiau ant stogo oranžinės šviesos. Taip ir maniau, kad jos brangesnės. Čia kompiuteris, prie televizoriaus prijungti. Čia garsui reguliuoti. Stotelė. Šitas patiko, bet norėjo 10 svarų. Aš pasitikrinau internete, apie 20-30 kainuoja. Bet po to gailėjausi, reikėjo gal pasimti. Šiaip gražus stovis buvo, 2 pulteliai. Tai kodėlgi ne. Dar čia racijas pamačiau. Bet taip ir neradau iš eBay, tai nežinau, kiek jos vertos. Kaip visuomet puzlių daug. Čia dar stalo radau gražų. Su retro žaidimais. Sega, PlayStation, Xbox. Porą nusipirkau žaidimų. Kainų sakyčiau vidutiniškos. Dar čia stalą pamačiau įdomesnį su mediniam statulėlėm, uždrožtom meno kūriniais, bet ant jo buvo dinozauras, T-Rex. Gaila be pultelio. Už jį norėjo 20. Internete su pulteliu po 60-100. Ir kągi, jau grįžau.
Viskas vėl sudėta ant skrynios. Visi radinukai guli. Taigi, radau Xbox 360 HD AV cable. Mokėjau 2 svarus. Galvojau kažkas apie 10-12, bet ne, pasirodo jo daug yra. Po 5, po 6 svariukus. eBay pilna. Toliau Nokia pakrovėjai, blokeliai 2. Ir čia dar vienas džiuvėsis blokelis. Po svariuką pasiėmiau. Nokia telefonų turiu, vat reikia blokelio, tai gerai, kad radau. Toliau dar žmona paėmė porą rakečių, sakė, mokėjo po 50 centų. Ar šitą gal 50. Tai šiaip jinai gan graži, tvarkinga, neapdrožta, nenutrinta. Tai kadangi su tokia rankena, tai 10, gal 12 svarų. Reikės žiūrėti. Reikės dėti 15, gal kas pasiūlys, gal kas nusipirks. Šita brangesnė. Čia jau skaitosi vintage. Tokia gražesnė, įdomesnė. Jau matosi patrinta, bet manau 15-18 reikės dėti, žiūrėsim. Gal kas ką pasiūlys. Toliau Hot Wheels trasa, porą svariukų, aišku vaikams. Lagaminas, Samsonytė. Siūlė 5 svarai. Pasiūliau 4, tai sutiko. Čia aišku jau drabužiams keliauti. Kažkas apie 25-30. Toliau Xbox 360 Kinetic kamerytė, žaist ir porą žaidimų. Mokėjau už viską 3 svarus. Irgi galvojau, kad brangesnė šitą kamerą, bet jau yra aišku daug. Po 8 svarus. Žaidimai irgi pigus. Tai nežinau, reikės gal daryti komplektą. Taip ir bandyti parduoti. Reiks dar pagalvoti. Toliau čia padangai. Kiaurai tvarkyti, remontuoti. Naujas. Svariuką mokėjau. Čia savo pasiliksiu. Kompaktėlių nusipirkau pas močiutę po 20 centų. Šitie 3 truputėlį brangesnė. Kažkas apie 5-6 panaudoti. Šitas įled. Tai apie 8. Bet, o šitie gan pigus. Po 3 svarus internete. Tai aš sumokėjau svarą 20, kodėlgi ne. Toliau, čianais vėl masažuoklis, ne masažuoklis, kaip čia pavadinti jį. Skausmams nuimti, padėliai nepraimti, nepanaudoti, siūlė 3 svariukus. Aš pasiūliau porą, tai sutiko. Įdėsiu nuotrauką iš eBayaus. 35 vienas, kitas 45 įdėta. Tai visai gerai. Šios dienos geriausias radinys. Toliau Lego. Porą setų. Aišku, čia
su tais maišelis 4. Kažkaip man atrodo, čia biškį per daug detalių, bet pasiūlė 5. Aš pasiūliau 4, tai sutiko. Reikės dėti, žiūrėti, kas čia gausis. Taip pat dar žaidimų PlayStation 2 po 1 svarų. Nenuleido. Palauk, kas čia buvo dar. Kažkur trūksta dar vieno žaidimo PlayStation 1. Dar PlayStation 1 pirkau. Tuoj sekundę atnešiu. Taigi dabar visi žaidimai vietoj. Pirkau dar PlayStation 1 žaidimėlį. Heart of Darkness. Toks galvoju su vaiku pažaisiu. Apžiūrėjau kompaktą, viskas tvarkoj. Knygutės nerasta. Kompaktas gražus. Nusipirkau, mokėjau 3 svarus, bet grįžęs tik apžiūrėjau, kad 2 kompaktai turi būti. Įlindau į eBay. Pasirodo taip, trūksta čia vieno. Gaila, kad antras kompaktas būtų dar pirmas, tai dar truputėlį pažaistumėm bent jau. Dabar reikia įdėti pirmą. Nėra jis brangus, 8 svarai prasideda maždaug be knygutės. Taip pat tada dar iš to pačio pasiėmiau šitą, 1 svariukų. Irgi jisai eBay kainuoja nuo 2,5 plus siuntimas, kažkas apie 5 gaunas. Bet į kolekciją atrodo įdomiai. Tai netaip gal ir gaila. Čia dar irgi iš to pačio, iš kito pirkėjo 2 kompaktai. Irgi nėra jie brangus, nuo 5 svarų prasideda. Žodžiu, šitą pirkau dėl Namco. Turėtų būti kokybiškas garsas, valdymas. Tai reikės išbandyti. Bet aišku, neturiu dar PlayStation 2 konsolės, šiaip ieškau. Anksčiau būdavo pavasarį. Praeitais metais dar surasdavau, ten po 20 svarų su žaidimais, bet dabar tai jau senai mačiau turge, nebent ten 50 koks kaina. Irgi ten su žaidimais, tai reiks dar paieškoti, nelabai skubu. Toliau Lego, 1 setų, pasiūlė 5 svarai, su daug detalių, gal net ir per daug. Tai aš pasiūliau 4, tai sutiko. Čia nelabai Lego, čia pamaišyta. Žodžiu, reikės tikrinti, žiūrėti vaikams. Toliau knygų dėžutė. Šitą dėžutę žmona pirko. Su muzikyte. Kažkas apie 10, reikės įkelti. Ne firminė. Toliau Powerbank. Kaina 14 svarų. Parduotuviai. Sakė, mokėjo 4. Nenaudota, buvau atidaręs. Panašu, kad nenaudota. Tai reikės savo pasilikti. Tegul guli stalčiai. Kai kada prireikia. Ausinės pamačiau, neatidarytos, gražiai tvarkingai sudėtos. Mokėjau svarą, naujos 15 svarų prasideda eBay, gal 3 mačiau po 15. Ir dar iš tos pačios pardavėjos televizoriukas su pulteliu, Technik. Esu pardavęs 30-35. Įsideda kompaktai. Žiūrėti filmams, jungtis. Daug jungčių. Labai gerai. Ir striukytė. Motociklininko su apsaugom. Tik tai alkūnės.
Nugaros nesimatė. Čiupinėjau, nebuvo. Ai, dar pečiai va yra. Tai žodžiu. Paklausiau kiek, tai ten susižvalgė porelę. Sakau, už 5 atiduosit. Tai sutiko. Dydis geras, 56. Aišku, reiks pavalyti. Čia truputėlį purvina aplink kaklą. Tai vat, šios dienos pirkiniai, radiniai. Tokie, keliaujam į vidų prie kompiuterio. Taigi, dar greitai parodysiu, ką pavyko parduoti per paskutinę savaitę. Tai būtų ausinės, slopinančios garsą. Darbinės tokios ausinės, 14 svariukų. Casio FX83 GT skaičiuotuvas. 18 svarų. Baby Monitor, BT firma. Čia toks daugiau gal garsą fiksuoja ir skleidžia vaikui garsą. Padeda užmigti. 17 svariukų. Lava lempa. Matmos firmos. Jos gana brangios. 80. Gal ir 60 išeina. Aš pardaviau 35, nes biškį lenkta, pabraižyta. Toliau čia mes atšaukiam, kadangi trūksta kietojo hardo. Žmona įdėjo už 12 svarų, tai iš karto nupirko. Aš atšaukiau, kadangi pigiai dėta, šiaip naujas po 120. Čia yra kamerom prijungti, 4, stebėti namui, aplinkai. Tai nauji 120, naudoti 60. Tai reikės hardo paieškoti ir įdėti 50, 60. Toliau nešyklė vaikui. 12 svariukų. Čia pirčiai matuoklių. Pirčiai temperatūrai matuoti, orai matuoti. 15 svarų. Dėl latitude nešiojamas kompiuteris. Nepatikrintas kompiuteris, 15 svarų nupirko. Samsung, DVD Blu-ray grotuvas, be pultelio, 20 svarų. Jau gal kokį trečią parduodu tokį. Čia Samsung Virgin 500 GB išmanusis priedėlis prie televizoriaus su daug gerų jungčių. Kortelė dedasi televizijai žiūrėti. 15 svariukų. Čia kasečių grotuvas su mikrofonu, su ausinėm. 25 svarai. Lego žmogeliukas. Parduotas už 5. Šiandien dar kaip tik pakavau. Svarstyklės. Parduotas už 29 ir 2 dinozaurai. Plastikiniai. Pagaminta. Šiaip firma rašo Vokietijos, bet pagaminta Kinijai. Tai vokiečių užsakyta. Parduota už 15 svarų.
Tai tiek pirkinių, supakuota ir išsiųsta. Ir ką, dėkui, kad žiūrėjot ir susigirdėsime kitą savaitę.